asmenį. Pranešimai pagal sudėtingumą skirstomi į 3 A, B ir C kategorijas. A kategorijos įvykiai priskiriami rimčiausiems. Tai tokie atvejai, kai kyla pavojus žmonių sveikatai ir gyvybei bei didelio masto turtui. Ževičiaus gatvė dideliu greičiu pirmyn atgal važinėja baltos spalvos automobilis. Operatorius, sakykime, vertinęs, kad šitas įvykis yra svarbiausias ir jį reikia reaguoti kuo skubiau. Jisai radio ryšių ir vadovaudamasis vieningą pajėgų valdymo sistemą, kurioje jis mato, kuris patrulis yra arčiau įvykio vietos, jisai siunčia patrulį. Jeigu reikia 2 arba 3 ir taip toliau. Tačiau priklausomai nuo sudėtingumo ir nuo to, kiek svarbu jį sureaguoti greitai. Šiuo atveju pareigūnai skuba į Vilniaus oro uostą. Pranešta, kad pašto siuntoje aptiktas sprogmuo. Į šį ir kitus A kategorijai priskirtus iškvietimus policija privalo reaguoti nedelsiant ir įvykio vietoje atsirasti iki 12 minučių. Bet tai nereiškia, kad į tą įvykį atvykstam per 12 ar 11, jo, mes galime atvykti per minutę, per 2, tai labai priklauso nuo to, kur tuo metu, sakykime, bus mūsų patrulis. Jeigu jisai bus netoli tos įvykio vietos, reiškia, mes galime atvykti per minutę. Jeigu jisai bus toliau, tai mums yra laiko duotas tarpas 12 minučių. Smurtas šeimoje, gulintis žmogus viešoje vietoje ir panašus įvykiai priskiriami B kategorijai. Tai šiek tiek mažesnės svarbos įvykiai. Tokiais atvejais policija privalo sureaguoti per 20 minučių. Didžiausia iškvietimų srautas sudaro C kategorijos įvykiai. Per valandą turim nuvykti juos, tačiau tikrai jų yra labai didelis kiekis, labai didelis srautas ir netgi valanda mums kartais yra per trumpas laiko tarpas, kad juos sureaguoti. Žmonės gal kartais nesuvokia, kad skambindami mums dėl atrodytų elementarių dalykų, tai yra dėl triukšmo kažkokio, tai dėl muzikos šiek tiek pagarsintos ar dėl kažkokių garsų, kažkur girdimų šalia kitam bute. Jie galbūt nesupranta, kad patrulis atvykęs į vieną kitą tokį įvykį gali užgaišti ir nesureaguoti į tuo metu vykstantį, sakykime, A arba B kategorijai priklausantį įvykį, kur tikrai žmogui reikės pagalbos, kur tikrai iš jo bus atiminėjami daiktai, kur, sakykime, bus užpuolimas, kažkur tai vagis lys į butą, kur iš tiesų reikia sureaguoti labai skubiai. O tuo metu mes užsimėsim, vadinkim, šitais, pavadinčiau, menkniekiais. Būna, kai kurie žmonės tiesiog nesupranta. Kai pamato policiją uniformuotus, iškart visos problemos dingsta. Tiesiog vis tiek turim atvažiuoti, pamato pareigūnus ir jiems tada viskas pasidaro aišku. Pretenzijų nėra. Policijos atstovai sako, jog norėtų reaguoti į visus įvykius vienodai greitai, būti įvykio vietoje per 3 minutės. Tačiau tai būna tik amerikietiškuose filmuose. Realiame gyvenime sunkmečio metu policija teigia turinti ribotus resursus ir juos privalo naudoti labai racionaliai.